Tikriausiai taip paprastai neatspėtumėte, ką matuoja, žiūri ar tiria šioje įstaigoje dirbantys specialistai. Iš tiesų jie atlieka labai naudingą ir visiems svarbų darbą. Vertina maisto ir veterinarijos riziką. Tai yra visa tai, kas gali mums pakenkti. Tad šį kartą specialistai visiems žiūrovams pristato 10 patarimų. Arba tai, ką apie maistą verta žinoti kiekvienam. Taigi pirmasis iš jų apie genetiškai modifikuotus produktus. Kada jie žymimi? Maisto produktuose, kuriuose yra daugiau negu 0,9% genetiškai modifikuotų organizmų, šie maisto produktai turi būti atitinkamai pažymėti etiketėse, tarkim, arba maisto produktas pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmo, arba jo sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų. Tai, kas yra mažiau negu 0,9%, jokie teisės aktai nei europiniai, nei Lietuvos niekas nereglamentuoja. Tai yra, gamintojams yra neprivaloma žymėti. Tai aš manau, kad kartais verta susimastyti, kiek yra tokių maisto produktų ir kiek mes nežinome, ką mes valgome. Tad vis dėlto, kaip paprastas žmogus gali to išvengti? Daugiausia reiktų žiūrėti iš kokios šalies, kokia kilmės šalis šito produkto. Nes kaip žinome, kad genetiškai modifikuoti organizmai tai ir Kanadoje yra, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir Azijos šalyse, tai manau geriausia rinktis lietuvišką produktą. Antrasis baubas mūsų lentelėje – nitritinė druska arba E250. Tai yra konservantas, kuris prailgina mėsos gaminio trukmę bei suteikia jam raudoną spalvą. O kalbos nerimsta dėl to, kad ar galima dešreles, kuriuose yra nitritinės druskos, kepti ant laužo. Kepant šitas mėsos pusgaminius ar tai dešreles ant tiesioginės ugnies aukštesnėje temperatūroje negu 120 laipsnių Celsijaus, gali susidaryti kancerogeninės medžiagos nitrozaminai, tai kurios gali sukelti vėžį. Taigi vėl kyla klausimas, ką daryti. Dabar parduotuvėse yra netgi ir dešrelių skirtų kepti ant laužo, kurios yra be nitritinės druskos, o kitas būdas tai tiesiog arba suvynioti tą mėsos gaminį ar tai dešrelę į foliją, kad patektų mažiau tų tiesioginių spindulių. Trečiasis kenkėjas – skonio stipriklis arba stebuklingasis E621. Pusfabrikačiuose dažniausiai būna pridėta skonio stipriklio, kurio poveikis yra valgau ir dar noriu. Tai vienas iš žinomų, tai yra kaip maisto priedas natrio glutamatas, žymimas E621. Tai iš tikrųjų vėlgi tai yra geriausias maistas, tai yra rinktis namuose, gamintis pačiam maistą. Ketvirtasis patarimas apie tai, kas mums nežinant gali slėptis riešutuose. Reiktų atsargiai rinktis riešutus, kadangi juose gali būti mikotoksinų, tai yra pelėsių. Renkantis riešutus reiktų pažiūrėti, ar jie yra nesusiraukšlėję, ar pakuotė nepažeista. Taip pat juos reiktų laikyti sausoje ir vėsioje patalpoje bei uždarytus, kad nepatektų ant jų pelėsis. Penktasis blogis – limonadai. Jų sudėtyje yra dažiklių. Taip pat šis produktas yra gazuotas, tai automatiškai sveikatos specialistai nepatarė mažamečiams gerti gazuotų gėrimų. O vaikams, kadangi gazuotas vėlgi nelabai gerai, tai galima būtų vartoti paprasčiausią sultį. Šeštasis patarimas iškylautojams. Ko neimti į kelionę? Reikėtų rinktis maisto produktus, kurie mažiau genda. Negalima rinktis visokių kreminių pyragaičių, kurie greitai genda, ar tai varškės ir taip toliau, nes iš tikrųjų galima apsinuodyti. Septintasis patarimas – ką reiškia maisto rūšis? Gyventojams siūlyčiau rinktis aukščiausios rūšies maisto produktus, kadangi nors jie šiek tiek yra ir brangesni, bet juose kokybė atitinka visus reikalavimus ir juose negali būti baltyminių pakaitalų bei visokių užpildų, tai tarkim krakmolo, miltų ir kitų, kas yra leidžiama iki tam tikro procento pirmos ar antros rūšies maisto gaminiuose. Aštuntajame žingsnėje rinkdamiesi prekes prisiminkite ir mitybos piramidės principus. Tai pagrindinis toks pamatinis jos grupė tai yra grūdinė visa kultūra. Tai būtų priskiriamos košės, grūdai, drėbsniai, tai jų reikėtų per dieną valgyti daugiausiai. Po daržovių mitybos piramidėje karaliauja skirtinga mėsa, žuvis, kiaušiniai ir pieno produktai. Tad viršūnėje atsiduria 9-ajame šio 10-ko žingsnyje likę riebalai ir saldumynai. Juos reiktų vartoti kuo mažiau ir kuo rečiau. Nepatartina vartoti ypač vaikams visų bulvių traškučių, kadangi tie traškučiai yra kepami kelis kartus naudojamame aliejuje.
O šitaip dėl kelių kartus panaudoto aliejaus kepant aukštoje temperatūroje gali susidaryti akrilamidai. Taip pat vėlgi tai yra kancerogeninės medžiagos, kurie laikui bėgant gali sukelti vėžį. Na ir paskutinis 10. patarimas, kurio ypač nedėrėtų pamiršti šiltuoju metų laiku. Tai žinoma visa ko šaltinis – vanduo. Žmogui per parą rekomenduojama išgerti 2 litrus vandens, čia neskaitant arbatų, neskaitant sulčių. Beje, Lietuvoje vandeniui išties nebūtina išleisti nei cento. Mat jis beveik visur toks švarus, kad jį galima gerti tiesiog iš krano.